Nu, labą dieną. Arba, kaip vokiečiai sako, motorschaden. Golfas dirba tik 2 cilindrais. Pirmas, antras nedirba, trečias, ketvirtas dirba. Tikriausiai kažkas bus mechaniškai blogai su varikliu, kompresija tikriausiai. Nematavau. Žvakės pakeistos, žvaklaidžiai pakeisti, žinau, kad žiežiruba yra, tai dėl to kaip ir ramu. Tai uždegimas yra, kūras galimai yra, dėl kompresijos didelis klaustukas, neįsivaizduoju. Bet prieš neriant kažkokius tai ten variklio remontus, gilesnės diagnostikas, nusprendžiau pataisyti tokią pagalvę karburatoriaus, kuri yra suplyšusi. Niekada nesu to daręs, nežinau kaip ta detalė keičiasi, bet Golfe viskas ganėtinai yra paprasta. Tai dabar pakeičiu ją, jinai ten nebrangiai kainavo, tiesiog reikėjo keletą dienų palaukti. Pabandau šią pakeisti, pabandau užvesti, tai blogiausiu atveju turėsim likusius 2 cilindrus, geriausiu atveju visus 4. Jeigu 4 cilindrai pradės dirbti, tai čia fantastika. Jeigu 2, tai man jų galbūt užteks tam, kad nuvažiuoti iki garažo. Ten tada jau nersim į rimtesnius darbus, nes nors ir nustojo lyti, baigėsi čia liūčių sezonas ir sausa, bet jau stipriai kanda šaltukas ir darbas čia visai darosi nebemielas. Na štai po kokių 10-15 minučių karburatorius yra išimtas. Nieko tokio sudėtingo čia nebuvo, bet jeigu aš pradėsiu surinkinėti po savaitės, tai tikrai daug ką galėsiu pamiršti, nes yra daug įvairių smulkmenų. Tai 2 aušinimo skysčio žarnelės, čia kažkoks tai galbūt pliusinis laidas, troselis, kuro šlangutė viena, kažkur dar viena kuro šlangutė, va čia kuro šlangutė antra, tada 2 vakumai, tada, jau pamiršau. Kažin, ar čia labai stipriai mus išgelbės, galimai mes tiesiog išmoksim ją pakeisti ir gyvenime to niekada neprireiks. Ir variklis lygiai taip pat blogai dirbs. Galimai pradės dirbti likę 2 cilindrai, tai būtų visiškas stebuklas. Grįžtame prie... Kaip jis vadinasi? Prie karburatoriaus grįžtam. Aš neturėjau turbūt, gerai, turėjau galbūt vieną kitą mašiną su karburatoriais, bet niekada niekas ten nesugedo ir per trumpai jas turėjau ir, žodžiu, man neteko nei vieno iš jų nuimti, nei vieno iš jų keisti, nei vieno iš jų taisyti ir gilintis į jų komponentus. Kokia būklė yra tos detalės, kaip nevadinasi, flenšas kažkoks, tai čia pagalvė karburatoriaus. Išplyšė čia viskas senai išdegė, skylės visokios, skylė kokia. Tiesiog imam ir darom ir pasižiūrėsim, kas bus. Tai va, žiūrėjom.
Važiuojam į garažą. Laukia -4,5. Pažiūrėsim, kiek garaže. Na ką, sveiki atvykę į garažą. Elektros dar tikriausiai nėra. Yra elektra. Ok, tai šiandien įjungia elektrą. Valio, viskas kaip sutarta. Atvykome į mano garažą ir aš pabandysiu dabar trumpai jį apeiti pats, nes labai senai čia buvau. Čia porą metų elektros nebuvo ir su šitu garažu problema yra tokia, kad jis yra labai drėgnas. Jis yra požeminis ir šita siena yra šlapia. Žodžiu taip, blokinis senas garažas požeminis be hidroizoliacijos. Drėgmė iš žemės sunkėsi. Sunkėsi per sienas, o čia va per tas siūlės. O čia va matosi, iš kur tas vanduo atsiranda. Čia va dabar yra šlapia. Kas gali patarti gerą, nebrangų sprendimą, kaip šitą dalyką bent kažkiek pagerinti? Labai norėčiau sulaukti patarimų. Patirtim pasidalinkit, dėl to, kad čia viena iš priežasčių, kodėl aš čia nebūnu, kodėl aš čia nelaikau mašinų ir panašiai. Tam kampe turėtų būti drėgmės surinkėjas, tai mes jį ir įjungsim. Ir ištrauksim čia tos drėgmės kažkiek, bandysim palaikyti tokią normalią drėgmę. Brangiai tai kainuos, bet negalima čia pūdyti visko. Čia va pelėsio šiek tiek yra. Tai buvo mano darbo vieta, aš čia anksčiau dirbau. Taisiau mašinas, dariau diagnostikas, tai kas čia tilpdavo, tai tilpdavo. Ta prasme, čia yra A8D2 galima būdavo įvaryti. Ten gal iki įrankių dėžės privažiuoja ir vos tada užsidaro duris. Tai žodžiu, čia įvairias mašinas galima buvo daryti. Jis šiek tiek platesnis negu visi. Ir aišku, turi duobę su tokio pat dydžio patalpa po apačia ir kambariukas ten apačiai, bet ten yra drėgna, ten šiukšlynas, neatsimenu, kas ten yra, nesvarbu. O prieš porą dienų aš čia atvežiau golfą, turbūt reikės apeiti apžiūrėti čia viską, kaip kas yra, ko nėra, susidaryti planą, ką čia su juo darysiu, bet pirmiausia, turbūt reikia pasiruošti darbo vietą. Reikia pagalvoti, kiek aš čia detalių ruošiuosi atsivežti, kokius įrankius, kas gerai yra su golfais, tai įrankių minimumo reikia. Pasmeva, guli čia 100 metų. O, čia nuo COVID dar. Čia dar šitus galima bus panaudoti. Įrankius, pusę mašiną su jais pataisysiu. Reikia pasiruošti darbo vietą, kad aš čia galėčiau patogiai daryti. Šitas garažas daugiau niekam neskirtas kaip šiuo metu šitam golfui. Tai dedikuosim šitą patalpą golfui. Kas gerai, kad jis vis dar rieda, jisai su ratais niekur taip neįsivėliau, tai aš jį bet kada galiu išstumti, apsukti, jeigu aš norėsiu. Ir žodžiu, kažkaip pasikoreguoti. Tai va, čia stovi 2 stelažai, čia bulkos ratai. Tai, ką, aš su jais nieko nedarysiu, tai juos įduobė. Žodžiu, viską čia reikia sutvarkyti. Čia golfo ratai. Žodžiu, dabar tvarkau garažą, pasidarau vietos. Ir tada perinam jau turbūt prie golfo. Kažkur po valandos ar 2 rezultatas maždaug toks. Nieko įspūdingo, bet šiukšlių jau nebeturiu kur dėti. Čia atlaisvėjo, bet yra supuvusios lentynos, tai kažką dar čia reikės padaryti. Paremontuoti turbūt. Stalviršys turbūt atsilaisino. Drėgmės surinktuvas veikia po 2 metų stovėjimo. Veikia, tai tiesiog sistema tokia. Per čia įtraukia drėgną orą, oras kondensuojasi ir šito vamzdeliu keliauja į bakelį. Šviestuvai. Kai jungiau šviesą veikia 2, kol dirbau liko 1. Žodžiu, visi sugedė, 1 tik tai geras. Pirksiu šviestuvų kažkiek, ar 4, ar 6, ar 8, nežinau. Pigiai reikia prasisukti, ten yra įvadas. Čia atvesta. Tai kažkaip panašiai norėčiau per daug čia, kad darbo nebūtų pasidaryti, kad būtų šviesiau, būtų malonu dirbti ir aišku filmuoti. Esu prisipirkęs įvairiausių detalių salonui, jos užima vietą.
Tai turbūt pradėsiu nuo to, kad pradėsiu dėti tas detalės į saloną, pradėsiu viską montuoti. Kažkiek tai susidės visokių smulkmenų, turėsiu daugiau vietos, kažkiek darbų bus padaryta. Ir kai turėsiu daugiau vietos, reikės keliauti prie variklio, dėl to, kad variklis, kaip mes žinome, yra 4 cilindrų, bet dirba tik 2. Tai planas yra nusimti oro filtro dėžę, įkišti kamerytę, pasižiūrėti, kas blogai yra tuose cilindruose, kurie nedirba. Galbūt matysis vizualiai. Jeigu vizualiai nesimatys, tai dar pamatuosiu kompresiją. Ir galbūt tada bus aišku, ką daryti su to varikliu. Tai va, golfukas dabar stovės čia, paslėptas nuo sniego, nuo šalčio, nuo lietaus, nuo blogo oro. Palaikysim jam gerą klimatą. Ir manau, kad per pusę metų jis iš čia išvažiuos. tą stelažą tikriausiai pastatysiu čia. Ir viskas, čia tada jau yra žymiai platesnis praėjimas, nes dabar yra ganėtinai siaura. Ir planas su šita mašina, aš nežinau, šiaip visi mes matėm, kaip parodose tie atrodo antri golfai, kai viskas išblizginta, persiūti salonai, išpoliruota, sužeminti BBS-ai, taip toliau, tai, tokio aš tikrai nedarysiu. Pažiūrėt gražu, bet man tokio nereikia. Šitą mašiną man turi tokią sentimentalią vertę. Manau, daug kas iš jūsų tas mašinas prisimena, kadangi turėjo kažkas, tai arba jūs patys, arba tėvai, arba draugai, arba kaimynai, ar seneliai, ar močiutės, ar panašiai. Bet kiekvieno bachūro ar panos gyvenimo etape buvo antras golfas. Tai va, tai jie pas mus Lietuvoje nebuvo tie tokie lediniai, kokie yra parodose dabar ir panašiai. Tai va, aš norėčiau padaryti tokį, kokį aš prisimenu. Bus važiuojantis, padarysim techninę apžiūrą, prisireginsim ten iki galo, jeigu iš tikrųjų visi dokumentai yra tvarkingi, nes ten irgi yra niuansų čia su tais, su pardavėjais, ėjo jisai ten per rankas, seneliai, tėvai, anūkai, sūnus, žodžiu, jau ta mašina kaip donoras turbūt buvo, matyt, kad jau buvo nuspręsta jos nebeeksploatuoti, kažką išsiėmė iš jos, bet jinai vis dar važiuojanti buvo, tai dar kažkiek tai važinėjo su ją. Žodžiu, istorija labai miglota, daug negaliu papasakoti, nes mažai ką žinau, o ką pardavėjai pasakoja, ne visada reikia tikėti. Tai žodžiu, pabandysim priregistruoti, praeiti techninę apžiūrą, pasižiūrėsim, kaip seksis važinėti, kaip atlikinės kasdienės užduotis šitas automobilis ir galbūt pakeliausim kažkur tai su juo, žinoma. Ačiū, kad žiūrit, spaudžiat subscribe, kas dar nepaspaudė, kam patiko, spaudžiat patinka ir pakomentuojam dėl klausimų, kas man buvo svarbu. Siena ir ką daryti su to golfu. Dar nesu jo matęs iš apačios, tai kartu yra pažiūrėti. Gavau siuntinį iš Kupiškio, čia kažkokios tai detalės yra, pagrindė plastikai. Pažiūrėsime, kas čia yra. Tad šiandien buvau automobilio patikroj prieš pirkimą, tai turiu dozutorio matuoklį. Tai gal reikėtų apžiūrėti šitą golfą, kurio aš aišku netikrinau prieš pirkimą. Manau, pasižiūrėsim, bus įdomu. O dabar šokam į duobę ir pasižiūrim, kaip atrodo golfas iš apačios.